Rokai, palauk. Palauk, išeini? Vika, turi nežemiškų galių. Ar supranti, ką tai reiškia? Labai juokinga. Klausiu, nes pamačiau gitarą. Gal grosi naują dainą? Norėčiau paklausyti. Ne, nedainuosiu, ne. Kodėl? Pirmiausia, norėjau padainuoti Daniui, o tu jausies nejaukiai šalia Gėjaus. O jeigu dar kas nors pamatys, ką pasakys pamatę, ką pikti liežuviai kalbės. Na ką? Ne, žiūrėk, Manuelė, negali būti. Čia daug daugiau pinigų, nei paprastai išleidžiam pasirodymui. Visai neblogai, bet mes neturim tiek pinigų. Gal surinktume pardavę bilietus? Ne, Pablai, pinigų reikia iškart. Galiu tėvelio paprašyti, kad šiek tiek paskolintų. Ne, vaikai, čia ne jūsų reikalas. Nereikia prašyti tėvelio pagalbos, supranti, Mija? Suprask, jeigu nesurinksim pinigų, negrosim. Suprask, pinigai jau yra. Tavo tėvelis davė? Ne. Štai kas. Šitie 3 prekių ženklai jūs rems. Šitie prekių ženklai? Jie labai garsus, žinai? Žinau. Parodyk, kaip susitariai? Daug kartų susitikom, labai stengiausi, pasikalbėjau, įtikinau. Taigi turim pinigų koncertams. Sabrina, sveikinu, tu tikra šaunuolė. Ačiū. Ačiū. Puikiai padirbėjai, tikrai puikiai. Pilara, galim šnekelt? Ką dabar sugalvosi? Nieko nesugalvosiu, pasakysiu tiesą. Jei norėsi pasiūsti mane velniop, ką padarysi, bet noriu pasakyti tau tiesą, gerai? Klausyk, Andrėja, ta mergina, ji draugauja su Gidu. Andrėja, esa chica en realidad está saliendo con Guido. Kvailė mane laikai. Ne, mieloji, kodėl taip sakai? Gidas draugauja su Augustina. Ša, būtent. Pasakė, kad ji mano pana, kad Gidą išgelbėtų. Kad Edgaras, Augustinos tėvas, jo nenudėtų. Jis juos pričiupo kartu kambarį. Štai kodėl Gidas ją taip gynė. Taip, supranti, aš tavęs neapgavau, mieloji, patikėk. Dabar tiki? Tikiu. Jei tiki, kodėl taip rimtai žiūri? Galvoju, kaip reiks Augustai papasakot. Išprotėjai, jei negalima sakyti. Ne. Jei nepasakok. Tomai, Augustina mano draugė. Negali slėpti tokios naujienos. Kas? Tu, kas daugiau mielasis? Kaip laikais, viskas gerai? Puikiai, atnešiai gitarą? Atnešiu. Kodėl dar nepasakei? Dar nebuvo tinkamos progos. O kada bus? Man yra lengva. Ei, klausykit, nepatikėsit. Turiu svarbią naujieną apie grupę. Jis irgi turi svarbią naujieną. Paliko jūs vienus. Kas atsitiko, Javi? Mieloji, patikėk, Gidui Andrėja visai nerūpi. Jie pasibučiavo ir tiek. Kam pasakot Augustinai? Sugriausi jų draugystę, išskirsi juos dėl kažkokios koketės. Pilara, nesakyk. Na gerai, nepasakosiu, bet su viena sąlyga. Daugiau nesusitik su Andrėja. Aš su ją nebendrauju, nebijok. Neliūdėk, daugiau apie ją negalvok. Ne apie ją galvoju. Apie juos. Apie ką? Apie tavo draugus, Tomė, matai? Jie visada stengiasi mus išskirti. Neperdėk, mieloji. Neperdedu. Negalim pabūt vieni, jie visada lenda. Mes dabar vieni pasidžiaukim, aš tave išbučiuosiu. Man nepatinka, kad su jais bendrauju. Bet tau patinka būti su manim, ar ne? Taip. Tik pažiūrėkit, susižeisi atsargiai. Ką jūs čia veikėt? Ramiai, atėjom pasikalbėti su savo draugu Tomu. Turiu gerų naujienų apie grupę. Einam švęst. Tikrai? Argi nematai, kad jis su manim? Klausyk, 100 kartų sakiau. Jis turi prioritetų, jam svarbiausia draugai. Šiuo metu Tomai didžiausias prioritetas esu aš, jo mergina. Oho, Tomai, ką darysi? Liksi su ją ar eisi su mumis? Javi, jau pasakiau savo naujieną. Grupė rado rėmėjų. Dabar tu pasakok, kas atsitiko? Na, Ką? šiek tiek sunku paaiškinti. Nesunku, nesunku. Eikš, sėskis ir papasakok. Prisėsk. Nu, ko pradėti? Žinau, kad nesu tobulas. Aš irgi netobula, niekas nėra tobulas. Taip, bet
Vienas mano trūkumas tau labai nepatinka. Prižadu, aš pasikeisiu. Patikėk. Palauk. Pirma, nieko nežadėk. Antra, tau nereikia keistis. Aš tave myliu tokį, koks esi. Bet to tikriausiai ir aš turiu daug trūkumų, kurie tau nepatinka. Tu man labai patinki. Javi, pasakysi tą svarbų dalyką ar ne? Na, Ką? Sveiki, vaikai. mama, ką tu čia veiki? Atėjau pranešti naujieną, kuri tau nepatiks. Kas atsitiko? Stengiausi tave apginti. Bet man vėl nepavyko su Kas manimi. atsitiko? Žinai ką, negaliu pakęsti Tomo, kai jis taip elgisi. Kaip jis gali dėl panos draugų įsižadėti? Juk žinai, koks tas Tomas. Kai įsimyli, pana jį pakiša po padu. Ir su Solė tai buvo, ir su Pilara. Tuo aš jį po padu pakišiu. Eina pas jį, reikia įsiaiškinti. Ne, nesikišk. Ką tik pridarėjom bėdos, kad pats įsisuktum. Nusiramink. Gerai. Nesikišiu, nieko nedarysiu. Esam švęs dviese. Bet suprask, jis mus paliko dėl panos. Su draugais taip negalima elgtis. Beldžiai savo kambario duris. Ot kvailys. Persigalvojai, gerai. Atėjai atsiprašyti. Puiku, tai kur tikras vyras? Labas. Labas. Sveikas, Rudi. Kaip laikais, ką čia veiki? Labai norėjau tave pamatyti. Užsiėmęs? Ne, tau aš visada laisvas. Iki. Ei, mes draugai ar nedraugai? Atsiprašau, tu Rokas, ketvirtokas iš Elito gimnazijos? Taip, o kas tu? Žmogus, kuris rūpinasi mokyklą. Nesu tavęs matęs. Tu iš kitos klasės? Nesvarbu, kas aš. Turiu tau šitą perduoti. Mano smegenis nepriima informacijos iš nepažįstamų. Atsiprašau, bet tikrai. O ką Vikai perduot? Vikai? Kas Vikai atsitiko? Kai tavęs ieško. Einu mokyklą ir ją susirasiu, ačiū. Ne, mokykloje jos nėra. Ne? Kuri? Vika? Vika, čia aš. Tu čia? Vika? Kas jūs tokie? Ko norit? Vertė nuvedami selytę.